Labas, draugai. Vasario 13. Pam. Žiūrėkit, ką pasidarėm. Tiksliau, kaimynas padarė. Išdažė sienas. Vieną kartą išdažytas. Bam, apibėgam rateliu. Bam. Štai, vieną kartą išdažytas. Spalva kaip kam, ane? Kiekvienas palia save. Žmona biški buvo įsigandus, kad čia biški per tamsi bus. Bet nieko. Tiko, spalva įsidažė vieną kartą, dabar antrą kartą išdažys. Gal šiandien, gal rytoj. Bet čia išdažyta vakar, jau vakare baigė. Tai sekantis darbai turėtų būti duris, plintusai, tada į kambarį dasibaigt plintusus, bet yra dar vienas daiktas nedapirks, reikėtų rekuperatorių nusipirkti. Tai žiūrėsim, kai finansai atsiras, nuspręsim tada, ką svarbiau, ar duris ar rekupą, bet spėjau, kad rekups pirmauja pagal poreikį. Toliau. Ne, jeigu duris plintusai būtų, tai jau kaip ir viskas galėtų jau baldai pirkinėtis. Blemba su tų fokusavimu, tai man nervuoja. Toliau, žiūrėkit, draugai, gal kas turit pardavimui 2 grindinės kolonėlės, dėvėtas, bet gero stovio. Visi nori už gerą prekę, už pigiai. Nauja, žinau, kiek kainuoja, bet sakau, gal kas turit namuose ir nenaudojat ir gal norit atsikratyti jų. Jeigu turit tokias, parašykit, gal pavyks susitarti, nupirkčiau už atitinkamą kainą. Bet norėtos, kuo geresnę stovę, nenoriu aš čia pirk, kur ten subraižytas ar dar kažkas, kad jas veš lakuotis, tvarkytis. Ne, aš norėčiau, kas yra žmonių, kurie saugo daiktus, myli ir saugo daiktus ir jie tam tiesiog nereikalingi ir nusprendžia parduoti. Tai gal tokių yra pas mane tarp stebėtojų, gal norit kas parduoti, nupirkčiau už atitinkamą kainą, parašykit man. O jeigu nerasiu, tai naujas pirksiu. Nes reikia, va čia tie laidai mėtas jau kaip ir į pabaigą, čia plintusas galėtų užsidėti ir galėčiau kolonėlės pasistatyti. Tada čia turėtų televizoriaus sieną. Bet čia televizoriaus sieną darysis dar, čia bus reikalų dar. Kol neturiu. Nes ten, kur rodžia 2 kolonėlės ir po to dar čia 2 turėtų stovėti tam gale ir tam gale. Vienai per vidurį sūps ir televizorius. Tai čia, kol neturiu nieko, ta prasme, susipirksiu, tada šitą sieną konstruosiu, nes čia nenoriu, kad iš šono atėjus televizorius matytus, noriu, kad įsileistų į vidų televizorius. Tai čia darysiu papildomą karkasą. Būtent ant palė televizorių, gal ten biškį didesnį padarysiu 5 cm tarpeliais iš šonų, bet kad jis būtų įleidžiams į vidų. Ir taip va. Bet pirmą reikėtų rekuperatoriaus ir durų. Tai čia pirmesnė reiklumo prekės, tai žiūrėsim, ką pirmą duris ar rekuperatorių. Tai va, draugai. Spalvą įvertinkit, parašykit kaip jum. Ir jeigu turit grindinės kolonėlės, padaraus stovį už atitinkamą kainą, parašykit. Iki kitam kartui.